mes organizuojame diskusiją, kurios metu aptarsime trečiasias karo prieš Ukrainą, žinom agresorių, tai yra Rusijos federacija, metinės, kokią tai įtaką padarė Lietuvos visuomeniai, ką Lietuvos visuomenė gali padaryti toliau remdama Ukrainą, to labai reikia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iš tiesų mūsų pašnekovų būrys yra labai kompetentingas, tai yra Gintautas Mažeikis, Jonas Omanas, Arūnas Kumpis, Egidijus Papečkys. Na ir žinoma, kontaktas su štai dalyviais leis galbūt ne tik tai suprasti, bet ir paaiškinti žmonėms kai kurios aspektus, nes ne viskas atrodytų taip yra aišku iš pirmo žvilgsnio. Dirbau padalinyje žvalgybos ir diversijų, tai tekdavo patruliuoti. Pirmiausiai buvau Charkovo fronte. Karo pradžioje būdavo taip, kad tu išvyksti patruliuoti, žinai, kur priešas ir gali net nepastebėti, kaip atsiduri jo užnugaryje. Lyginant su tais laikais ir to meto situacija dabar yra visiškai pasikeitusi, dabar vyrauja vadinamas pozicinis karas. Kad daug šaulių mūsų rinktinės vienaip ar kitaip irgi važinėja su parama, dalyvauja, stebi. Irgi turim šaulių, kurie karo pradžioje išvyko irgi pirmais mėnesiais ir ilgokai kariavo Ukrainoje. Tai tiesiog žmonės puikiai supranta, kas bus. Aš nematau, kad atėjau pažaisti karą. Man buvo labai toks geras indikatorius, kad lygiai 10 kartų išaugo norinčių stoti į šaulius Suvalkijoje skaičius pačią pirmą karo savaitę. Tai, kad pernelyg ilgą laiką Lietuvoje buvo akivaizdžiai puoselėjimas gerovės visuomenės fantazija, vizija, kurią puoselėjo bent kelios vyriausybės iš eilės. Ir būtent, kad suprastumėte gerovės visuomenę, tai gražus asfaltuoti keliai į jūsų sodus ir į jūsų namelius, kurie karinių požiūrių gali būti ir nenaudingi. Su ukrainiečių dalyvavimu ir su mūsų blojelų dalyvavimu yra apie tai, kad nors parodyti būtent priešo, tai yra Rusijos, trofėjus. Kaip tai atrodo, kaip atrodo priešo apranga, įranga ir kiti dalykai. Tiesiog tuo pačiu, aišku, priminti visuomenei apie tai, kas vyksta šalia mūsų. Čia yra karo savotiškas pasiekmes, būtent trofėjai, kur, aišku, ten neslėpsim, yra kiek kada paimta iš žuvusių pačiai rusų karių, kurie žuvo Ukrainoje. Ir manau, kad čia yra labai gera iniciatyva parodyti, tiesiog priminti, kas čia vyksta, kad čia yra realūs dalykai, realus karas su realiom pasiekmėm. Ir tiesiog džiugu, aš manau, kad ateityje vertėtų dar rimčiau, aišku, ten įminti šitą visą periodą, nes vyksta dabar kertiniai dalykai šalia mūsų. Ir mes tą turim suprasti, įsavinti ir tiesiog sugebėti parodyti ateinančių kartoms. Šis renginys yra apie tai, kas atsitiko prieš 3 metus. Vasario mėnesį visa Europa ir visas pasaulis sukluso, kad pasaulis nebėra toks, koks buvo, pasižeidžia tvarka ir Europa nebėra saugi. Nors iš tiesų ir prieš ankstesnį laiką jau Jonas Omanas lankėsi mūsų muziejuje, pristatinėjo knygą Donbaso džiazas ir mes kalbėjome apie karo veiksmus Ukrainoje. Tai jau tada muziejus buvo pilnas žmonių ir renginys buvo vienas iš labiausiai pasisekusių.